Labas rytas, šiandien vasario 25 diena, jau daugiau negu 3 metai, prasidėjo 4 metai karo, intensyvaus karo, šiaip 11 metai, tai tikrai yra daug. Aš esu nuo pirmų dienų, sakykim, šitam kare, nuo 14 metų po Maidano atsidūriau Širokino operacijoje, apie kurią pasakojau, dabar esu nuo 22 metų vasario 5 ryto Ukrainoje. Tai apie tai gal daugiau papasakosiu, ką veikiau pirmom dienom. Tai pirmiausiai dėkui, kas remiat kanalą, spaudžiat like, platinat, aišku. Ir, kaip sakoma, paminit gerų žodžių, parašot komentarą. Taip, tikrai dėkui. Dėkui Jums, iš tikrųjų, per tas savaitės, kur nebuvo eterį, nudirbta daug. Ukraina praleisti laiko, stengiuosi dabar mažiau išeiti ten, kada būnu eterį, nes suprantam, kad kartais tampti galime ir mes aukomis. Perskimo tai, ką mes darom labai didelį darbą, dirbam su vienu koviniu batalionu, jį konsultuojam, ruošiam kovinius dronus savo, jų pagalba, taip sakant, su jais testuojamės, ruošiam taktiką ir visą kitą. Tai yra didelė garbė mums, nes dronų kariuomenės vadas pulkininkas Vadimas Sucharevskis priėmė į savo komandą, ta prasme kaip savanorius, pasitikėjo tai, ką mes darom, pasakė darom, turėjom didelio pasipriešimo, tikrai turėjom didelio, nes buvo pasakyta neįdomu tai, kas jūs darot, mes galim 7 naudoti, o jie net nesuprato, ką mes darom. Tai teko įtikinti netgi tuos, kurie buvo prieš. Šiai dienai mes jau ruošiam pirmą partiją, pirmą batalioną, sakykime, ir pirmą dronų partiją, kuri išeis paskutinė versija. Planas yra Liepos mėnesiui apginkluoti pilnumoje taip kaip reikia ir išleisti frontą, atlikti užduotis. Tai yra puolomąsias ir gynybinės operacijas. Dabar planuojame apie puolomąsias, tai yra šturmo daliniai, sakykime, su šturmo daliniu dirbame. Toliau žiūrėsim, kai viskas įsivystys, jeigu pasiteisins projektas, kaip sakė, toliau tik reiks kopijuoti ir dauginti. Tai va, tai yra tikrai smagu girdėti, pačiam malonu, tai ką pasiekėm su komanda per metus grubiai laiko, nuo nulio, tai yra nuo idėjos atsiradimo, jos pardavimo, drono paruošimo, prototipo išbandymo, gavimo feedbacko, viso kito. Tai tikrai esu dėkingas tiek pat Lietuvos gynybos štabui, J5, J7 skyriai, su kuriais dirbu, konsultuos, taip pat Lietuvos Lukšo mokyklai, tai vadinamai senai puskarininkių mokyklai, kuri leido išsitestuoti, jų pagalbais testavom, pulkininkui Dubliauskui, dabartiniam karo akademijos vadovui. Tai tikrai prie šito projekto prasidėjo daug draugų, daug pažįstamų, kas palaikė, super. Tai manau, kad tas mano atsiradimas vasario 25 ryte tikrai daug kam padarė įspūdį iš savo draugų, kurie nenuleido rankas, kai reikia konsultacijos, visuomet padės. Net ir nepažįstami paima ir padeda. Tai va, trumpai tiek, fronte yra geros naujienos, galima sakyti, frontas stabilizuotas, aš vadinu stabilizuotu dėl to, kad nėra to tokio masinio prasiveržimo, jeigu Pakrovsko kryptimi jau daugiau negu 5 dienos, rusai neturi nei vienos taktinės pergalės. Tai čia yra tikrai superis reikalas. Kurskas laikosi, aišku, ten viena kairiajame flange ukrainiečiai turi šiek tiek tokių sunkumų, bet dar jo vis neapleidžia ir laikosi. Tai va, grįžtam prie mano istorijos, pradėsiu nuo jos, sakykime, ką aš veikiau 25 dieną, tai yra kirtau sieną, čiut nepraskridau kaip mūsų Lenkija, Lietuva siena, Lenkija, Vokietija ir visos kitos kaip Šengeno, nes Lenkų šlabavimai buvo atidaryti taip. Sustojau, atbulinį jungiau, sakau, paso reikia, jo reikia. Tai daviau pasą, ten gal 5 minutės užtruko, pasus sudėjo ir net klausimą neuždavė, ką darau, ką vežu ir taip toliau. Tiesiog vežiau palydovinius telefonus, tai tiesa, vežiau kontaktiniai grupiai, kurie galvoja, kad bus išjungtas ryšys, nes mes visi tai planavom, tai bus išėjimas toks bent jau į pasaulį. Nuvežėm, turėjom bėdų, buvom sulaikyti, ukrainiečių postų buvo daug, vienam postui nepatiko, tai toks ir sulaikymas. Vaikščiau, kalbėjau, juokiausi, kaip sakant, iš jų posto, patarinėm, bet, kai sakau, žmonės tikrai buvo visi darbinti, pagarba, kaip sakant, net ir patys juodžiausi alkoholikai ir tie buvo postuose, negėrė. Tai vat, tikrai postų buvo daug, ypač Lvove, jie ten bijojo, kad Lvovą puls desantas ir visa kita. Žmonės susivienio, bent jau
tikrai atrodė gražiai. Aišku, nepatiko, kai tave kiekvienam poste krato, visą kitą, nervas ima, tu čia lietuvis, čia, žiūrėjo mus irgi taip pat kaip į priešą, neslėpsiu. Tai šitoj vietoj tada pamatė tos telefonus, iškvietė SBU, tai reikėjo 2 valandas, tai ten dar mašiną ieško visą kitą, aišku, mes dirbom per kitus kanalus, savo koordinatoriams permečiau, kad aš esu sulaikytas, ta prasme, antrankių nebuvo, tiesiog laukiam, kol jis buvo atvažiuos ir išsiaiškins. Tai toks, kaip sakoma, arbatos pagėrimas lengvas, kalbėjimas, ką blogai daro blokposte, nes jeigu tai būtų diversantas, tai tikrai toj vietoj būtų buvę riesta tam blokpostui, nes kaip pavyzdys mašiną tikrino, tu stovi už nugaros, čia šone pistoletas kaba, ginklas už nugaros, lygiavamzdis, medžioklinis. Tai sakau, žiūrėk, jeigu aš stoviu tau už nugaros, imu pistoletą, galima šauti čia ir tavo tas nieko nepadės, tavo už nugaros pas draugą esantis ginklas. Tai taip, pradėjom kalbėti racionaliai, atvažiavo SBU, čia kur tas, sakau, čia, aišku, jau buvo su jais sukontaktuotas, sakė, tu dažus veži, čia perdavęs, kokius dažus, apie ką jūs kalbat. Sakė, tu esi markeriuotas, nes kadangi telefonai priekyje dažai atidaro, o ten energetinių gėrimų kalnas. Pasijuokė, sako, viskas, išvažiavam, Šilibovą, jie toliau davė velnių, kad be reikalo trukdo žmonės visi aiškinkyti į galvą, bet visi norėjo pagauti sabotažniką, kaip sakant, diversantą, pagarba žmonėms. Tai nuo to prasidėjo kiti darbai, pradėjome evakuaciją daryti iš Charkovo, pirmiausiai konsultavom, ruošėm mažas grupelės, ten porą paskaitų per 3-4 dieną būdavo, 3-4 dienos paskambino, kad reikia evakuoti vaikus iš Charkovo, kai tik pradėjom ruošti operaciją iš vaikų namų, pačio centro evakuoti, ten kur raketos pradėjo kristi, tai kai išvežėm vieną grupę vaikų, kai tik ir buvo tos video paleistas, kai Charkovo centre krito raketos, tai ten praėjus gal pusę valandos. O mūsų išvežimo taškas buvo 300 metrų nuo centro, slėptuvė ten tokia buvo. Tai tokia karjera prasidėjo Ukraina, kai aš sakau, patirtis, ne karjera galbūt. Pusę metų strigom su evakuacijom, darėm įvairias evakuacijas, pagrindė koordinuodavom evakuacijas, apie jas galima bus pašnekėti kitą kartą, laiko netempent. Tai dabar grįžtam dar kartą. Dėkui Jums, kad stebit kanalą, remiat kaip galit, palaikot, pasitikėt tai, ką kalbam. Matau, kad kai kas patikrina, ar faktai neišgalvoti, man smagu, gali tikrinti, esu ramus, nes kalbu apie tai, ką aš matau ir informacija pats pasitikrino, ar jinai nėra iškreipta. Aišku, džiaugiuosi šią situaciją, sakim, fronto linija yra stabilizuota, tai jeigu imkim Pakrovsko kryptį, bet pradėsim, kaip visada, aš nuo mano mėgstamos srities, tai aš visuomet vadinu sritį, pradedu Kursko sritimi, jūs žinot kodėl, nes taip yra paprasčiau, tada eilės tvarka, nors tikrai apie Pakrovską galima kalbėti, Drapata padarė tikrai gerą rezultatą, stabilizavo frontą, tai apie tai, kai daeisim ir pašnekėsim. Taip, kaip tik atsidariau Kursko sritį, tai mes turime didžiausią problemą Sverdlikovo kryptyje, tai būtent čionai rusai atakuoja Sverdlikovą ir bando išeiti ant sienos ir taip perkirsti ukrainiečių tą tokį plazdarmą, bet jie nieko neatkerta, nes ukrainiečiai gali išeiti savo teritorijas ir čia nieko baisaus nėra. Aišku, jau buvo atakos ir prasiveržimai būtent į Novinkę ir visa šita buvo sustabdyta. Kol kas šitas flangas laikosi, tai yra silpniausia Pakrovsko vieta, kur labiausiai dabar atakuojame. Aišku, ukrainiečiai vykdo savo operacijas šitoje kryptyje, Ulanok kryptim ir Borki. Ir čia galiu pasakyti, kol kas turi savo iniciatyvą, galbūt palaiko, prasiveržimų nėra, nes vėlgi prasiveržė, bet neužtvirtina pozicijų. Tai tiesiog padaro operaciją ir atsitraukia. Tai, ką ir sakėm, jie vykdo manevrinę gynybą, tai yra atakuoja, kandu, atsitraukiu. Tai šitas dalykas labai stipriai pasiteisina. Aišku, rašistai bando daryti atakas labiau į Maknovkos kryptį, tai lygiai greičiai eina čionai, bet per Maknovką, kad išeiti į Sudžą. Sudžoje vienas iš pagrindinių taškų tai yra kelias
į kurį norima išeiti ir atkirsti būtent Martynovkos krypties logistiką. Toliau judam Charkovo kryptimi. Tai yra Charkovo kryptis mums gerai žinoma. Pirmiausiai Vovčianske, čia yra mūšiai visiškai sustoję šitoje kryptyje. Toliau mes turime aktyvius veiksmus, realiai čia turi rašysta iniciatyva Dvorična. Kai matom, perėjo upelį ir savo padarė plasdarmą šitoje Dvoričnos pusėje. Ir aišku, kur toliau judės Kupianskas, be kurio jie negali, nes jiems reikalingas Kupiansk-Vuzlovoje iš tikro. Čia ateina geležinkelis ir taip būtų jų aprūpinamas frontas per Kupiansk-Vuzlovoje. Sumažėtų tiekimo laikas, pristatymo laikas ir visa kita. Tai šitoje vietoje Dvoričnoje čia yra įdomi situacija, iš tikro ten turime ir vieną lietuvį kariaujantį, kalbėjau su juo, neslėpsiu, buvo sužeistas, lengvai sužeistas, nes, kaip pasakė, sako, dronais jie turi didelę persvarą, 1:5, tai yra daugiausiai auteliais naudojasi, kuriais mėto granatas. Tai tiesiog įmesta granata buvo į jų transporto priemonę, skivelinis sužeidimas lengvas. Aišku, daug problemų yra stabilizavimo punkte, pasikalbėjom, kad daug nušalimų, bet čia yra bėda vėlgi paaiškimas kariams, kad galbūt pasimkite batus, visą kitą, nes tu turi batus, kojinės, aprangą, kad nesušalt, į tai numojama rankom, išeinama vienai dienai, pasirodo reikia 3-5 dienas prasidėti, tada atsiranda nušalimai, visą kitą. Čia yra bėda, čia yra neparuošta kariuomenė, 3 metai, o vis dėlto tos pačios bėdos kaip ir nuo pirmos dienos. Dvoričnoje situacija tikrai labai sudėtinga. Ten laiko būtent vienas, kai sakau, legionas, tai yra užsieniečių legionas čia stovi, kur ką daro, nelabai norėčiau kalbėti. Čia aš matau, kad yra kai kurios teritorijos jau pažymėtos, kad okupuotos, bet aš pagal pokalbį suprantu, kad juose dar stovi ir ukrainiečiai. Tai situacija yra sudėtinga. Pirmiausia, tai, kad jie ką padarys, tai yra, kai matėm, čia buvo įsišakojimų, jie tiesiog juos apjungia, tai dabar bandys greičiausiai. Aišku, tikslas būtų jų išeiti per Dovhenę, Kutivką ir bandyti išeiti kažkur tai taip į Zapadnę. Padaryti tokį plasdarmiuką gan didelį, iš kurio toliau galėtų vykdyti savo operacijas. O jų tikslas yra, kaip ir minėjau, išeiti į Kupiansk-Vuzlovoje ir iš čia jau toliau judėti greičiausiai Iziumo, Charkovo kryptimi. Pirmiausia, tai būtų Iziumas, nes reiktų išeiti ant Iziumo ir judėti toliau. Aišku, greičiausiai, jeigu paims Kupiansk-Vuzlovoje, tai bandys apjungti šitą pleištą. Čia, kai tik stovi trečias korpusas, jau dabar gana sakyta Azovo, jau brigada pervadinta į korpusą, tai tikrai didelė pagarba Bilevskiui, kuris be karinio išsilavinimo pasiekė tiek ir tikrai neduoda daug interviu. Čia paskutinį interviu jo žiūrėjau, daug kritikos davė apie statistiką, apie dronus, kad dronais ne vien laimėsim, reikia kombinuotai daryti, jie daro įtaką, bet nedaro tokios, kaip bandoma parodyti. Nes niekas nežino statistikos, mes matom tik video. Tai aš jo žodžiams tikrai pritariu 100%, todėl ir esu, kaip sakau, nesu prieš dronus, bet esu antidronistas, nes reikia naudoti taip, kaip reikia, o ne taip, kaip aš noriu. Čia yra karyba. Nėra taisyklės tokios, kad čia šausiu už 10 km ir pasieksiu rezultatą. Apie tai buvo daug kartų diskutuota ir judam toliau. Tai dabar, ką rašystai pasiekė, tai išėjo ant Senkovės ir čia, kaip matom, strigė. Prieš pusantro mėnesio jie daugiau išėjo čionai, jokio plasdarmo daugiau nepraplėtė. Reiškia, pajėgos yra metamos Kupiansko kryptimi. Toliau turime tą pačią situaciją Terny, Ivanivki, Kolodezį. Čia rašystai bando pasidaryti plasdarmą. Aišku, dabar jis yra mažas, čia turės plėsti, norint toliau vykdyti operacijas, bet jų tikslas yra Limanas. Išeiti į Limaną, o toliau, aišku, Slovianskas ir sujungti šitą Miknivką, Orchivo Vasilyvką, būtent čia išeiti šitą kelią ir apjungti šitą. Bet vėlgi, čia yra planai, strategijai, visą kitą. Bet
rašystams tikrai bus sunku. Tai jau parodo vien tik tai, ką padarė Bilohirovka. Bilohirovkoje jie turi laimėjimų šiai dienai. Užėjo į Bilohirovką, kai matom, prasėdo gynyba, bet ką norėti per 1000 dienų sugebėti užėti tik tokią vietą užimti, tai juokinga. Kai sakė, per 3 dienas paimsime Ukrainą, šiai dienai jie dar net kovoja to, ką ukrainiečiai per kontrpuolimą buvo užkovoję. Nedaug trūksta, bet trūksta. Per pusę metų ir beveik 1,5 metų. Skirtumas yra. Didžiulė kariuomenė neturi pajėgumų. Pajėgumų neturi, tai jau rodo, kad yra asiliukai ir arkliukai, netgi kupranugarių foto buvo logistikai naudoja, atsiųsta kaip logistika jie naudoja. Tai yra antra pasaulio kariuomenė, nežinau, ar to leis. Taip, jie turi daug mėsos pagalba jie juda į priekį, bet supraskim, kad tai yra, kai sakoma, paskutiniai pasispardymai. Jeigu nesustabdys karo, poilsiui trumpai pertraukai, tai reiškia krachas. Tai rodo Putino noras bendradarbiauti su Trumpu, čia kasyklom darintis, ką šią rytę šiandien perskaičiu ir taip toliau. Kam tai reikalinga? Tam, kad pristabdyti, kad atgauti karinę galią ir toliau smogti. Pažiūrėsim, vakarų pasaulis, tai vakarų Europa puikiai supranta, tai šitam pigiam variantui nepasiduoda, o Trumpas yra nenuspėjamas. Nežinom, ką jisai žaidžia. Kad jisai rėkia, tai yra viena, bet kol nepadėti parašai, kalbėti apie vieną ar kitą perspektyvą būtų labai sunku ir aš tai tikrai nesileisiu diskusijas, paliksiu ateičiai. Mano nuomonė, kad Trumpas žaidžia savo žaidimą ir vis dėlto pamatysim, kad jis išliks blaivaus proto ir suduos Putinui, kai sakau, įsnukį. Yra pliusų, yra minusų, kur Trumpas gali žaisti, nuolaidžiauti tam, kad atsisės prie derybų stalo ir tada parodys savo kietą kumštį. Gali ir tai būti. O gali būti tai, ką dabar mes matom. Vienintelis Dievas ir Trumpas turbūt žino, ką jisai žaidžia. Tai va, situacija tokia, nes purti iš kavos tirščių nebursiu. Aš matau, kas vyksta spaudoj, nuo to atsiriboju, tiesiog perskaitai žinutės, į kurią pusę kas linksta ir tuo baigėsi. Todėl, kad reikia kariauti, o ne užsimti politiką. Politika yra reikalinga, bet jinai reikalinga būtent taip, kaip ukrainiečiams padėti. Šiai dienai aš kol kas matau tikrai ilgoj perspektyvoje, ukrainiečiai turi didelių šansų. Sakyčiau, jeigu judės taip, kaip dabar juda, rusą sutriuškinti Ukrainos teritorijoje. Tikrai turi. Ir aš tuo tikiu. Ir manau, kad mūsų parama, tą, ką mes darom, tikrai prisidės prie pergalės. Nekalbu apie savo, bet aš kalbu bendrai. Vakarų pasaulio, Lietuvos, kaip tik radarom akcija baigęs, apie 5,5 milijono bus surinkta dronams. Tai yra sveikinas dalykas, labai dėkingas, aišku. Galbūt yra komentarų, galėčiau pasakyti, kas blogai iš savo pusės, bet nekritikuosim kol kas. Pažiūrėsim, kai viskas įvyks, nes realiai reikia baigti dalinti žuvį, reikia pradėti duoti meškerę. Kai meškerę pradėsim duoti, prasidės pergalės. Taip, toliau mes judam Časiv Jar. Čia, kai matom, niekas nepasikeitė. Per 3 savaitės, kai buvo įsiveržta kairiajam flangė, tai viskas ir sustojo. Tureckas aprimęs mūšiai vyksta, į čia dabar permetama 8-oji armija, perdislokuojama iš Pakrovsko krypties. Tai greičiausiai bandys jie dabar ką daryti, eiti iš Toretsko link Konstantinivkos. Tai yra mesti į čia pajėgas visas, kiek galima. Tai yra iš į čia. Ir aišku, bandyti greičiausiai uždaryti šitą pleištą. Tai yra išlyginti fronto liniją. Nes jeigu eisim prie derybų stalo, tiksliau, jiems tai būtų į naudą. Aišku, vėlgi nežinom, į kiek tai gali pasikeisti. Į ką tai išsivystys, dar sunku pasakyti, derybomis, bet kai matom, ukrainiečiai irgi parodė savo kiaušus ir dėja Zelenskio autoritetas atsigavo, gan stipriai atsigavo. Motyvacija atsirado laikytis iki galo. Čia irgi yra gerai. Žmonės keičiasi. Nuomonė, kai sakau, jos reikia biškį duoti šoko ir Ukrainai viskas greitai gali pasikeisti, atsiranda motyvacija, atsiranda noras toliau judėti į priekį, nestabdyti veiksmų ir taip toliau. Tai va šitas krestelimas neblogas, daug ką pakeitė, tikrai grįžau, aišku, papuoliau į naktinį apšaudymą, viešbutis buvo geroj vietoj pasirinktas, tai miestas mačiau, kaip gynėsi, oro gynybos sistemos dirbo puikiai. Netoli stovėjo tam tikros irgi priemonės, tai sakau,
užskaitau, taip kaip oro gynyba Kijeve organizuota, jeigu sutelks pajėgas NATO šalis vakarai ir apginkluos analoginiam priemonėm šalį visą uždengti oro erdvę, tai rusai nieko neturės, jokių galimybių toliau judėti, daryti įtakos. Taip, toliau mes judam. Judam. Turime Pakrovsko kryptį, kaip ir minėjau, čia yra ir laimėjimų per tą laiką, nedideli laimėjimai, kai matom mėlynos juostos, Lysivka, Piščenė, tai yra Drapatos nuopelnas, brigados generolo Drapatos, tai vienas iš pirmųjų vadų, kuris važiavo į Mariupolį lygiai taip pat tada, dabar perėmė krentančią kryptį, Pakrovskas, galima sakyti, čia stabilizavo. Kaip ir minėjau, 5 tai tikrai dienas nebuvo jokio taktinio laimėjimo pas rašistus, 6 diena negaliu patvirtinti, bet irgi net nei vienos pozicijos nesugebėjo užimti. Čia yra ir pasiduodančių Rusijos dalinių, ne vienas jau pasiduoda, tai vėlgi tai rodo išsekimą. Aišku, ir ukrainiečiai pasiduoda, neneikime šito dalyko. Frontas ir karas yra ne visose linijose, vienur geriau, kitur blogiau, aprūpinimas, moralė karių, kad ukrainietis tai nereiškia, kad 100% jisai nusteikęs kovoti iki galo, yra kurie nusteikia granatą ištraukti ir nepasiduoti, žūt su tais, kurie paims į nelaisvę, bandys paimti. Čia yra tokių didvyrių, mes turėjom 59 brigadui, kai žvalgybos karininkas buvo paimtas į nelaisvę, rusai nepatikrinę iki galo vežė tardytis, jis susprogdino mašinai su visų transportuojama ekipažu ir apsauga. Taip, tai yra gaila žmogaus, bet vis dėlto padarė savo darbą, sumažino taip pat orkų pajėgas. Tai va, turi šioje vietoje, ką mes turime, tai turime keletą plasdarmų laimėjusių, toliau puikiai jie dabar juda, kaip sakykime, persigrupuoja ukrainiečiai, performuoja gynybą ir perinė į mažas kontratakas. Aišku, atakuoja Selydovę, nes Selydovėje dabar įkurtas hubas, tai yra pagrindiniai artileriniai raketiniai apšaudymai Selydovo eina tam, kad sumažinti rašistų pajėgumus. Ir iš viso šito, ką galima spręsti, kad greičiausiai Drapata bandys vieną dalyką daryti, tai yra perkirsti šitą pleištą ir tokiu būdu atitolinti gynybą nuo puolimą nuo Pakrovsko. Tai gali būti tikrai viena iš neblogesnių operacijų, nes čia galima kovoti ir galima tikrai pasiekti rezultato, apie tai mes jau ilgai kalbėjome, seniai kalbėjom, kad kodėl ukrainiečiai to nedaro, dabar matosi, kad jau pradėjo tai vykdyti, tai ką reiškia pakeisti vadą. Su tuo pačiu vadu, jeigu jisai nieko nepasiekia, toliau nepasieksi nieko, reiškia, reikia keisti. Tai dar kartą įrodo šitą situaciją. Toliau mes turime situaciją Andriivkos kryptyje, jinai yra nedėkinga ukrainiečiams, priešas dabar čianai turi labai puikų proveržį į priekį ir iniciatyvą. Aišku, pirmas dalykas Konstantinopolį užimti, jau čia yra laiko klausimas, sakykime, ir tokiu būdu išeiti per Rozlyv čianai ir sujungti Sribnę. Tai vat šitoj vietoje išlyginti fronto liniją, toliau žiūrėsim, kur judės. Toliau mes turime. Judam toliau. Kaip ir matėm, čianai vėliko nuo Vasilivkos kryptyje, kai ukrainiečiai įsitraukė, dar šitą plasdarmėlį laikė, rusai pagaliau, kaip sakoma, išlygino šitą plasdarmą, kur toliau pasiduos neaišku, tai galima sakyti, liko nedideli laimėjimai po kontrpuolimo, kai matom to žalios zonos, bet jos dar yra neatkovotos. Tai sakyti, kad rašistai čia yra stipriai pajudėję į priekį, sunku būtų pasakyti, nes per tą laiką, kai sustojo ukrainiečių kontrpuolimas, tai nėra daug didelė perspektyva. Realiai mūšiai vyksta tose teritorijose, kurios jau yra sunaikintos. Tai dabar tik tai, aišku, pradės verstis į kitą pusę arba į kitą. Žiūrėsim, į kur pasiduos, nes viskas priklausys nuo dabartinių partnerių paramos. Parama tikrai yra didelė, galima sakyti.
Tai yra lėktuvai atėjo, ir Miražai atėjo, F-16 atėjo, jų rezultatą matom, bent jau oro gynyba puikiai dirba kaip oro gynybos priemonės, apsaugo nuo raketų, nuo šahedų, daug padarė rezultato. Dabar lauksim, kada jie bus pritraukti prie fronto linijos ir sugebės atitolinti tolimosiomis raketomis priešo priskridimą, kad numesti būtent kabus ant ukrainiečių teritorijos. Tik kabų pagalba rašistai veržiasi į priekį. Aišku, žiūrint toliau, Zaporižės kryptis yra sustojusi visiškai, tai yra įšaldyta, galima sakyti. Pasirodė keletas video iš Chersono, kai rašistai Chersono uoste, tai dabar tikslios apšaudo kairį krantą. Tai yra ties Antonivka, kažkur tai buvo įmesta, tiksliau ne ties Antonivka, ties Chersono, įtariu šitoje vietoje. Yra pramoninis rajonas, jeigu žiūrint, tai greičiausiai čia turėtų būti pagal viską, nes video ten toks ir sala buvo toks labai įdomus, labiau panašu čia, kad yra šitoje vietoje buvo apšaudimas, artilerinis, sakė, kas sakė, bet ten pagal sprogimą tą, ką video mačiau, stipresnis, reiškia, jie nerimsta, bando griauti Chersoną ir tokiu būdu, aišku, ruošia savo plasdarmą, bandyti galbūt forsuoti Dniepro upę. Tai būtų, kai sakau, nežinau, kaip tai atrodytų, nes kol kas jie su forsavimu rašysams nelabai sekasi. Tai va, situacija tokia fronte įdomi, negaliu sakyti, kad yra bloga situacija, negaliu sakyti, kad yra superinė situacija, nes karas vyksta, karas nesustabdytas, o priešas bando vesti derybas, užtempti karą, kad laimėtų laiko, atsistatyti, atsinaujinti ir galėtų toliau tęsti puolimus. Greičiausiai tokią taktiką dabar bando jisai ir padaryti. Tai va, dar kartą dėkui, kad palaikot kanalą, spaudžiat like. Jūsų dėka dar kartą galiu padėkoti tai, kas buvo paaukota, pasiekėm šitą rezultatą, kad dronai vieni dabar jau ruošiami frontui, yra praktiškai patvirtinti bataliono lygmenyje, taktiniam lygmenyje, kad gali dirbti. Laukiam kito projekto, tai yra medžiotojų dronų, kurie bus atsakingi už tam tikros technikos medžioklę, mobiliam variante, be didelių antenų, tai yra pagrindinis tikslas. Dabar testuojam pačius šaudmenis, aišku, sunku yra dirbti per 3 valstybės, tai yra Lietuva, vakarų pasaulio viena gamykla, kuri sutiko pagelbėti užtaisant dronus, ir tas pats Ukraina, kur mes gaminam, tiesiog užtaisom tenai šiai dienai ir testuojam. Tai va, Lietuvoje gaminami tik dronai, gaila, kad negalim gaminti daugiau, bet manau, kad ateis laikas, kada turėsim ir savo tikrai skraidančią ginkluotę pagamintą Lietuvoje nuo A iki Z. Šiai dienai mes turime savo elektroniką pilnumoje, korpusą irgi ruošiam pilnumoje lietuvišką, Lietuvoje gaminsim korpusą, net nepanašu nieko į FPV, bet tai yra laiko klausimas, parodysim Liepos mėnesį, pristatysim, kas iš to pavyko. Jeigu nepavyks, turėsim karboną, tą, ką visi naudoja, tai yra atsarginis variantas, jau yra ištestuotas, dirbantis, bet norim padaryti su savo dizainu. Tai vienintelis tikslas. Tai dar kartą dėkui, kad remiat, palaikykit tai, ką darom. Taip dažnai gal neišeinu į eterį, kaip norėtumėt, bet stengiuosi išeiti tiek, kiek galiu dažniau. Dar kartą dėkui, palaikom Ukrainą ir judam į priekį.